Aloha ir sveiki atvykę į Lietuvos banglenčių namus. Mano vardas Rokas ir aš šiandien jums pristatysiu viską, ką reikia žinoti per pirmą pamoką. Taigi, už mano nugaros mes turime City Wave Vilnius pastovę stovinčią bangą, tai yra dirbtinė banga, kuri mums leidžia treniruotis banglenčių sportą saugiausioje ir kontroliuojamoje aplinkoje, kur progresas yra užtikrintai greitas ir nereikalauja mėnesių įdirbio, o galima tikrai smarkiai paprogresuoti vos per kelias minutės. Šiandienos pamokoje jūsų laukia pagrindiniai dalykai ir informacija, sužinoti apie saugumą, kokie yra pradžiamokslio žingsniai ir ką reikia daryti, kaip įlipti į baseiną, kaip užsidėti šalmą ar hidrokostiumą ir panašiai. Visą tai papasakosiu netrukus. Klausykitės įdėmiai, kad būtumėt saugus vandenyje. Saugumo elementai. Tai visų pirma, šalmas yra rekomenduojamas, bet neprivalomas. Vaikams iki 16 metų jis privalomas, taip pat ir labai smarkiai rekomenduojam visiems pradinukam jį užsidėti. Tai būtų vienas apsaugos dalykas. Sekantis dalykas, kurį vis tiek yra svarbu daryti, tai yra krentant, dengtis galvą, dengtis minkštas vietas. Jeigu esate su šalmu, tai galima dengtis tiesiog veidą ir taip apsaugoti save nuo galimų traumų. Prie baseino stenkitės labai nesigrūsti prie ten, kur yra įlipama, nes kartais išsprūsta naujokams lentos ir jos gali tiesiog netyčia parskristi jūs ir jums įdaužti. Tai tiesiog saugumo elementais geriau pasitraukime nuo baseino krašto ir stojame kiek toliau. City Wave Vilnius dirbtinėje bangoje mes naudojame gerokai trumpesnės ir mažesnį turinčias lentas, negu naudojame vandenyne. Dėl ko? Nes čia nereikia pasigauti bangos. Jūs atsisėdę ant krašto, įlipsite ir čiuožte jau tiesiai ant bangos ir reikės rūpintis tik tais manevringumu ir piešti posūkius. Plaukimui, kokią užsiėmėte eilę, jos ir laikykitės, atsiminkite žmogų, kuris plaukia priešais jūs. Nesvarbu, kurioje pusėje stovite ir iš kurios pusės įlipo paskutinis žmogus. Gali būti, kad jūs visi vienoje pusėje plauksite ir vienas žmogus tik kitoje pusėje. Tai tiesiog atsimename vieną žmogų priešais save ir visą laiką laikomės to eiliškumo ir plaukiame po žmogaus esančią priešais jūs. Belaukiant savo ėjimo, labai norisi atsiremti ant banglentės, bet prašome to nedaryti. Banglentę laikykite šalia savęs ir visą laiką jauskite, kontroliuokite, kur jinai yra. Galite pasidėti, bet nepamirškite, kad jinai yra jums pririšta prie kojos, tai staigiai nebėkite, nes praversite dar ir visus kolegas. Plaukimui pasiruošti galite naudoti mūsų siūlomais hidrokostiumais ir likromis. Turbūt po praeitos treniruotės gali būti, kad hidrokostiumas yra išverstas ir ant jo bus užrašyta, kas yra tai. Tai yra inside vidus, front yra priekis. Tai tokiu atveju, jeigu mes turime tokį hidrokostiumą, jį reikia išsiversti į kitą pusę, imam už klino, išsitraukiam kojas ir mes turime hidrokostiumą, kuris yra išverstas ir paruoštas užsidėti. Turime priekį, atsiveriame ir tada jau maunamės vieną koją, kitą koją ir užsidedam hidrokostiumą, kuris užsisega per nugarą. Jeigu patiems nepavyks pasiekti šito trumpo šniurelio, paprašykite kolegos ir jis jums padės jį užsisegti. Užsegimas gale vyksta taip, mes užsegam hidrokostiumą iki pat viršaus ir šniurelį dedame po šitą lipučką. Darome taip, kad šniurelis nepabėgtų žemyn, ypatingai jeigu ten kriste, banga, srovė, taip, tokiu atveju jūs neatsiseks. Po sesijos hidrokostiumus paliekame ten, kur juos pasiėmėme, prieš eidami nusiprausti. Nusirenkite jį ir pakabinkite ant pakabos. Hidrokostiumas kabinamas perpus sulenktas, nes jisai nedžiūna, o išvaruoja. Hidrokostiumų dydžiai yra pagal spalvas. Žalias būtų XS, geltonas S, raudonas M, mėlynas L
ir pilkas XL. Nenorintiems dėtis hidro kostiumų mes galime pasiūlyti maikutės, kurias turime irgi įvairių dydžių. Tai mano rekomendacija yra merginom ir vaikam naudoti hidro kostiumus, o vyrukam pilnai užteks ir maikučių. Po hidro kostiumo prieš einant į baseiną užsidedame šalmą. Šalmai 3 dydžių. Turime pilką, kuris yra mažiausias, būtų XS dydžio. Turime juodą šalmą, kuris yra M ir L dydžio. Ir didžiausias raudonas, kuris yra XXL dydžio. Šalmas papildomai turi gale juostelę, kuri padeda mums jį susimažinti, pasididinti. Ne? Tai renkamės, kaip atrodo, pagal dydį jums turėtų tikti šalmas. Mano atveju būtų M, nežinau kokio čia sumažinimo, galiu pasibandyti. Šiek tiek yra per mažas, ką aš darysiu, jį atsiklijuosiu, užsidėsiu ant galvos ir užsiveršiu užsidėjęs. Darom plaukus, kaip mums patogu ir užsisegame apačioje. Čia papildomai turime juostelę, kurią galime užtempti, susiveršti, o jeigu per mažai, galima šiek tiek atsipalaiduoti, patraukti. Šalmas neturėtų spausti galvos, tvirtai laikytis ant jūsų, kad nenulėktų. Ja. Prieš sesiją jums svarbu išsiaiškinti, kuri koja yra priekyje. Kuria koja priekyje jūs stovite, kai čiuožiate banglente. Jeigu jūs esate bandę kokius nors lentų sportus, tai ko gero bus ta pati koja kaip ir ant tų lentų sportų, stosite ją į priekį ir mokinsite čiuožti. Jeigu nesate bandę lentų sportų, vienas iš būdų yra pagalvoti ir atsiminti, kaip jūs įsibėgėję ant ledo čiuožite, kuri koja jums yra į priekį. Kitas būdas būtų atsistoti, užsimerkti ir pradėti kristi į priekį, pažiūrėti, kurią koją jūs pastatote į priekį, kad save apsaugotumėt nuo kritimų. Treneris paskirs lentą, tinkamą pagal jūsų dydį. Tai lentą pasidėjus ant žemės, seksimės pasaitėlį, kitaip sakant, lyšą ant savo galinės kojos. Pasaitėlis, tikriausiai jį rasite suviniotą, jis turi kilpelę, kurią patraukus jisai atsisega velcro. Dedamas ant galinės kojos. Ant galinės kojos. Gana tvirtai įtempiame, traukiame, kad pasaitėlis nesisukinėtų ir šitas galas būtų šiek tiek į išorę ir atgal. Po sesijos prašome grąžinti banglentę į jai skirtą vietą, tai yra banglenčių stovą. Pasaitėlio laikiklį užsegame gražiai ir taip pat galime apvynioti jį aplink lentą kelis kartus, kad jisai nesimaišytų ir netrukdytų ištraukti kitiem klientam atėjusiam savo lentą. Čia gana paprastai, kaip jums išeina, taip ir padarom. Į baseiną galima įlipti iš abiejų pusių, nepriklausomai kurią koją čiuožite į priekį. Mes rekomenduojame pradžioj su dešinė koja čiuožiantiems priekyje stotis dešinėje baseino pusėje, žiūrint nuo bangos į restoraną, kairę koją čiuožiantiems į priekį stotis kairėje. Tokiu atveju jūs visi sėsitės ant bangos krašto, nugarą atsukę į restoraną iš ten, kur pareina bangos srovė, pasidėsite banglentę ant savęs ant kojų, laikote banglentę už priekinės dalies arti nosies su ranka, kuri yra baseino pusėje. Su koja ir ranka dedate banglentę ant bangos keteros, prispausdami koją, jaučiate, kad kontroliuojate, uždėtate kitą koją ir prispaudžiate lentą. Po truputį lenkamės žemyn ir pernešam svorį ant banglentės. Dar galima prisilaikyti ir pradėti jausti, ką mes turime po kojomis. Kai jau jaučiatės pasiruošę, pasileidžiam nuo krašto ir važiuojam žemyn aukštyn. Kaip reikia stovėti ant banglentės? Tai ant banglentės stovime su pasididžiavimu, krūtinė aukštai, galva ant pečių,
pečiai virš klubų, stengiamės nesusilenkti, tai yra viena iš dažnųjų klaidų, tada prarandame kontrolę. Mūsų kojos turėtų būti šiek tiek plačiau negu pečiai. Keliai lengvai sulenkti, žiūrim ten, kur norime čiuožti. Pirmas jūsų iššūkis bus surasti balansą. Kol jūs laikysitės už turėklą, turite susirasti tašką priešais save, kuris jūs bus atskaitos taškas, išsitiesti ir stengtis po truputį paleidinėti turėklą, balansuojant, bet nežiūrint į lentą į apačią, surasti tą savo balansą ir pradėsime nuo tada jau kontroliuoti pačią banglentę ir savo poziciją ant bangos. Kai jau turite balansą vienoje vietoje ir jį kontroliuojate, sekantis žingsnis yra susipažinti, kas yra jūsų gazo stabdis. Šiuo atveju tai būtų, kaip jūs kylate aukštyn ant bangos atgal ir vėl nusileidžiate. Tai svorio pernešimas ant galinės kojos jūs pakel šiek tiek aukščiau ant bangos, pasisvėrimas ant priekinės kojos, klubų pernešimas į priekį, nusileisite žemyn. Ir pabandom taip aukštyn, žemyn, kilti ir leistis. Visą tai pakartosime jau plaukiant ir be turėklo. Pirma užduotis be turėklo plaukianti įlipus yra kilti ir leisti žemyn. Jeigu jūs jau tai pilnai kontroliuojate, jaučiate, kas vyksta po kojomis ir galite valdyti, pradėti judėti iš kairės į dešinę, pradedame tai daryti ir mokintis čiuožimą į šoną. Taip pat pakylam į viršų, leidžiantis čiuožiam į šoną, vėl pakylam, leidžiantis čiuožiame į kitą šoną. Kol praktikuojame čiuožti su turėklu, kai krentame, pasileidžiame iš karto ir nesilaikome. Kaip užbaigti plaukimą, jeigu pavargote ir jums vis nepavyksta pakilti į viršų, tai čia bus proga išmokti užkilti ant bangos ir saugiai užbaigti plaukimą. Tai atsistoję, spaudžiate galinę koją ir lošiatės atgal į bangą. Jūs pajusite, kaip visa srovė jūs kelia į viršų, primenu dengtis galvą, kristi ir mėgautis jūsų išplovimu į mūsų paplūdimį. Pagrindinės pradinukų klaidos yra laikysena, stovime labai susilenkę arba labai atsitūpę ir atkišę užpakalį atgal. Mūsų norima laikysena yra visiškai vertikaliai tiesiai, kad galėtumėm klubus pernešinėti pirmin atgal ir stengiamės vengti nereikalingų judesių. Kita pasitaikanti pradinukų klaida – stovima arba per daug plačiai, arba per daug siaurai. Dar kartą primenu, kad reikėtų stovėti kiek plačiau negu pečiai. Labai skatinu bandyti padaryti kiek įmanoma daugiau ir nebijoti kritimų, nes kritimai reiškia progresą. Kai krentate, jūs turite galimybę išmokti kažką naujo, analizuodami tai, kokią klaidą padarėte ir kas tai sukėlė, kad jūs nukritote. Tai kiekvieną kartą nukritus pagalvokite, kaip jums sekėsi, ką darėte ir kokie dalykai veikia. Jeigu kažkas jums neveikia, ką išbandėte ir sukėlė jums kritimą, bandom dar kartą, tik kažką pakeisdami kitaip. Ir kartojame tol, kol surandame tai, kas veikia ir progresuojame su kiekvienu plaukimu. Noriu priminti, kad sesijoje dalyvaujate ne jūs vienas, yra daug kolegų, tai labai prašome visų neužsibūti per ilgai ant bangos ir geriau daugiau keistis ir bandyti progresuoti, bandyti naujus dalykus. Jeigu pamatote iš trenerio ženklą rodantį taip, pabandykite kažką naujo, ko dar nebandėte, kas turbūt jums arba atrakins naują dalyką, arba jūs nukrisite ir leisite kolegai mėgautis banga. Kuo mes daugiau įlipam ir keičiamės, tuo mes daugiau visi ir progresuojam. Linkiu jums gerai praleisti laiką, mėgautis procesu, mokytis naujus dalykus ir tiesiog gerai praleisti laiką kartu su faina kompanija, su kuria čia susirinkot. Primenu, laikykitės saugumo nurodymų, treneris dar jums primins ir dabar einame apšilti.